2018 metų X5 X-Drive'as, 3 litrų variklis, 81 tūkstantis mylių, tokio tamsi mėlyna spalvikė. Matau, kad lempą šiek tiek reikėtų populiruoti. Čia yra Mannheimas sveikų mašinų aukcionas. Vasario 5 bus jos aukcionas. Numatoma kaina, žinokit, kažkur tai 15-17 tūkstančių, gal 16, vidurys kažkur. Kaip suprantat, nustatyti konkrečios kainos yra neįmanoma. Bet maždaug rėžės, kad gaudytumėtės ir žinotumėt, kiek maždaug kainuotų iki Lietuvos. Tai turi šviesų saloną. Sėdynė priekinė vairuotojo šiek tiek yra padėvėta, apsitrynusi. Medžio apdaila. Porankis šiek tiek irgi apsitrynęs. Šildomos sėdynės yra. Pabandom užsivesti, pasižiūrėti, kaip dirba. Taip, matot, nei check engine'as, niekas nedega, jokių lempučių nėra. Varikliukas dirba gražiai, juodas lubos, panorama. Gerai, su varikliu viskas aišku, einam pasižiūrėsim toliau. Kėbulo pabraižymų kažkokių tai didelių kol kas nematau, labai lengvi, bet kaip chebra žinot, iš Amerikos mašinos visos bus pabraižytos su kėbulo kažkokiais kosmetiniais defektais. Galinė klima yra. Šiaip visai tvarkinga, žinokit, 80 tūkstančių mylių tik tai nuvažiavęs. Švaras dokumentai. Ant galinio dangčio yra braižymas nedidelis, čia galim nupoliruoti jį. Pasižiūrim bagažinę. Čia irgi viskas tvarkingai atrodo. Parktronikos turim, nedidelį įbrėžimą ant galinio bamperio. Šitoj pusė irgi tokių nedidelių vokomatų pabraižymų, bet čia tokia smulkmena, žinokit. Visiškai kosmetiniai tokie pažeidimai. Šita sėdynė geresnė negu vairuotojo. Aišku, šviesų salonas, reiktų išsivalyti gražiai, cheminį pasidaryti. Bet šiaip tai visai neblogas variantas. Priekinis bamperis šiek tiek yra pabraižytas.